Serijiniai žudikai yra vieni baisiausių pasaulio monstrų. Netflix sukurtas dokumentinis filmas Raincoat Killer žudiko gaudynės Korėjoje sukrėtė žiūrovus, kai jie sužinojo daugiau apie Pietų Korėjos žudiką su daugiausiai aukų šalies istorijoje. Yu Young Chulas prisipažino nužudęs daugiau nei 20 aukų per keletą trumpų jo žudynių metų 2000-ųjų pradžioje. Per savo žmogžudystės Yu iš pradžių nusitaikė į turtingus ir pagyvenusius žmones, o vėliau įtraukė sekso darbuotojus į savo aukų ratą. Yu aukų skaičius sukrėtė tautą, o dėl jo nusikaltimų sunkumo Korėjos teismas skyrė jam mirties bausmę. 2003 metų pabaigoje Yu nužudė keletą turtingų senjorų, įsilauždamas į jų namus ir sumušdamas juos plaktuku. Norėdamas paslėpti savo pėdsakus, Yu padarė nusikaltimo vietas panašias į įvykusį apiplėšimą žmogžudystę. 2004 metų sausio mėnesį Yu buvo trumpam suimtas dėl kaltinimų dėl nedidelės vagystės, tačiau po 2 dienų jis buvo paleistas. Nuo 2004 metų kovo mėnesio Yu pasikviesdavo sekso darbuotojus į savo namus Seulo vakaruose, jo aukos buvo supjaustytos, o jų kūnai taip subjauroti, kad buvo beveik neįmanoma juos atpažinti. Aukos buvo palaidotos miestą supančiose kalnuose. Po jų arešto policija ant kalno už Bongwon šventyklos rado 11 kūnų. Pirminių apklausų metu Yu prisipažino nužudęs 19 žmonių. 2004 m. Liepos 18 d. jis prisipažino įvykdęs dar vieną žmogžudystę. Galiausiai Yu prisipažino nužudęs 26 asmenis praėjus kelioms dienoms po suėmimo, nors daugiau nebuvo pateikta jokios informacijos. Tariamų aukų sąraše buvo keletas asmenų, kurie neatitiko jo ankstesnių aukų modelio, o tai reiškia, kad jau gali turėti ir daugiau aukų, apie kurias vis dar yra nežinoma. Po kelių dienų Yu taip pat prisipažino nužudęs jauną moterį 2004 m. vasario 6 d. Imundonge, kai įtarė ją sekso paslaugų teikėja. Yu kreipėsi į ją apklausai apsimetęs policijos pareigūnų. Praėjus maždaug mėnesiui po suėmimo Yu prisipažino valgęs savo aukų mėsą, nors nebuvo tai patvirtinančių įrodymų.